Nuoširdžiai manau, kad mano klausytojų tarpe nėra naiviai tikinčių, kad Lietuva nuo visų bėdų ir nelaimių apsigins pati be kitų pagalbos. Vis dėlto pernelyg dažnai net savo burbule matau ir girdžiu kitokio naivumo apraiškas. Aklai tikima žodžiais, bet ne darbais. Ramus ir išlaikytas balso tonas siejamas su išmintimi, o mandagumas regimas vos ne kaip esminis gero politiko bruožas. Sakoma, taktiškas santūrius vabalėlio neužgaus. O jei tas mandagumas dar įtalpinamas į dažniau žiniasklaidoje pozityvia nata aptariamas temas, gimsta rinkėjų minias svaiginantis mandagios politikos kokteilis. Būtent toks gėrimas žiniasklaidos noriai pabarstytas dar ir didelėmis cukraus bei pagyrų dozėmis, daugeliu netikėtai prieš 5 metus atnešė aukštą ir gražų. Ir tikrai ne jį vieną. Madingos politikos savoka mano galvoje netikėtai susidėliojo praėjusį sekmadienį, išvydus žmonės, kuriais mikliai pasinaudota tada, kai jie buvo ant bangos ir traukė visokis. Ilgainiui, kai miniai prireikė naujų didvyrių, su jais taip pat lengvai atsisveikinama. Poroje šalčių persmelktų renginių buvo priversta žvelgti pasimetusias anksčiau į Lietuvą pakviestų rusų ir baltarusių disidentų akis. Ir buvo aišku, kad regiu madingos politikos aukas. Pirmoji madingos politikos istorija sukasi apie jau 3 metus Rusijos kalėjimuose žudomą Aleksejų Navalnį. Europos parlamentas kasmet išrenka ir už išskirtinį indėlį apsaugant minties laisvę ir veiklą žmogaus teisių srityje apdovanoja žmonės ar organizacijas. Skirdamas čia aukščiausią ES premiją pavadintą rusų disidento Sacharovo vardu, parlamentas parodo, kad mato žmogaus kovą už kitų laisvę ir linki jam stiprybės bei jėgų apginti savo darbus. Europos parlamente tikrai nebuvau didžioji Navalno reikalo rėmėja. Visą laiką lankiausi labai santūriai. Pernelyg prastai žinojau situaciją Rusijoje ir paties Navalno darbus. Kai kolegos mūsų politinėje grupėje pirmą kartą jau 19 metais stūmė Navalno kandidatūrą Sacharovo premijai, aš balsavau už uigūrų ekonomistą Ilhamą Totį, jau porą dešimtmečių įkalintą Kinijos komunistinio režimo. Vis dėlto po poros metų galiausiai paklausiau Rasos Juknevičiaus ir Andriaus Kubiliaus, kurie labai agitavo už šį rusų disidentą ir prisijungiau prie jų. Mano pasirinkimą sustiprino tai, kad 20 rugpjūtį Navalnas vos išsigelbėjo po Putino režimo bandymo nunuodyti jį Novičioku ir net po to, kai Vokietijos medikai pastatė jį ant kojų, jis grįžo į savo tėvynę toliau kovoti su nusikaltėlių režimu pavergusiu jo tautą. Tiesa, dar oro uoste jis buvo suimtas ir įkištas į kalėjimą, kur šaltyje, poliarinėje tamsoje, dažniausiai vienutėje ir toliau demonstruoja, ką gali stiprios valios žmogus. Nors remiau Navalno kandidatūrą, nelakščiau nuotraukų su jo šeima darytis, neorganizavau palaikymo mitingų saugiose parlamento salėse, nekalbėjau per visus įmanomus rusiškus kanalus, nekėliau visokių pažadų ir šūkių į Facebooką ir Instagramą. Kaip ir neorganizavau demokratinės Rusijos opozicijos grandiozinių renginių čia Briuselėje, kuriuose būčiau žadėjusi paramą iki pergalę. Aš tuo tarpu priešingai ir toliau sąmoningai laikiausi nuošalyje. Nors tai ir netitinka madingos politikos postulatų, bet man atgrasu šildytis svetimos kančios šešėlyje. Ypač jeigu žinau, kad padėti tam žmogui galiu tik labai teoriškai, balsuodama, ką ir padariau. Kolegos gil nuotraukas kėlė ir agitavo, ir Navalno komandos televizijos kanalai ėjo, kol be didesnių problemų tą svetimą kančią instrumentalizuoti buvo galima. Kai dabar tai tapo nebemadinga ir sulėkę Putino režimo veikėjai, padedami kartais ir Lietuvos politikų kažkokių dešiniųjų, jau Lietuvos gatvėse atvirai grasina seniesiems rusų disidentams, juos terorizuoja ir kitų Europos miestų gatvėse, madingos politikos apologetai dingo. Nebuvo jų ir sekmadienį šaltoje Kudirkos aikštėje, kai kelios dešimtis Rusiją palikusių žurnalistų ir aktyvistų susibūrė priminti apie Navalno kančią ir svarbiausia, vis dar garsiai skanduoti: Putinas žmogžudys, Rusija be Putino. Nerado jie laiko net paramos žinutei socialiniuose tinkluose įdėti. Lietuvis, bent jau Lietuvos politikus atstovavau viena. Per 30 metų jau įpratau, kad tada, kai tema nebeneša politinės naudos,
yra, kaip sakoma, kontroversiška, netokia mandagi. Pabosta žurnalistams ar publikai, lieku viena. Tai buvo ir šį kartą. Navalno kova ir kančioms pasinaudoja politikai, nusiplovė rankas. Mano galva, tai Pontijaus Piloto gestas. Jis turi kainą ir ta kaina baisi moralinė. Kai kitą dieną pabandžiau paklausti, kas sutrukdė ateiti, Rasa Juknevičienė labai nerišliai ir piktai numetė man, kad kažkaip ne taip anie rinkimus vertina. Palieku jo sąžiniai spręsti, kas ir ką ten dėl tų rinkimų iš vienutės poliarinio rato šaltyje gali paskelbti. Deja, turiu sutikti, kad dar kartą naiviai patikėjau gerą žmogaus širdimi, nors mane anksčiau įspėjo. Dar ir dar kartą primenu vyresniems ir sakau jauniesiems, kad 91 metų sausį sovietų kariuomeniai pamėginus užgniaužti Lietuvos nepriklausomybės siekį, daugiau kaip 500 000 rusų, netgi šaltiniuose, kur rašoma 700 000 rusų, susirinko Maskvoje ir laikydami rankose trispalves skandavo laisvė Lietuvai. Trispalvių buvo be proto daug. Beje, sekmadienio mitinge dalyvavo ir vienas to mitingo dalyvių, tuomet 18-metis Vladimiras Milovas, dabar palikęs tėvynę ir gyvenantis Lietuvoje. Rusų solidarumas ir parama tuomet mums buvo labai svarbi, kaip ir dabar sąžiningiems rusams svarbi mūsų parama. Navalno rėmėjų mitingė sekmadienį Kudirkos aikštėje dar kartą padėkojau už paramą tomis baisiomis dienomis ir pasakiau, kad blogį ir neapykantą galime nugalėti tik visi kartu. Vis dėlto po to, kai po mitingo Navalnui paremti patekau į Baltarusiją, palikusi aktorių spektaklį apie Lukašenkos teismuose kankinamus žmonės, prieš savo valią buvo panadyta į daug baisesnę nevilties jūrą. 1,5 valandos nešildomoje, apgriuvusioje sovietinių laikų statybininkų rūmų salėje, niekada nebūčiau patikėjus, kad tokios vis dar yra Vilniuje, baltarusių aktoriai pasakojo tragišką savo šalies istoriją. Tai buvo spektaklis apie gydytoją, kuris gelbėjo protestuose omonininkų sudaužytus žmonės ir už tai buvo nuteistas. Tai buvo tikrai ne tas teismas, kur lemia tiesa ir įstatymas. Tai buvo teismas, kur meluojama, tyčiojamasi, kankinama už tai, kad myli savo šalį ir nori jai gero. Išskyrus kelis aktorius Lietuvos piliečius, visi kiti vaidinę aktoriai prieš patekdami į Lietuvą nuėjo savo galgotas. Buvo kankinami, mušami, slapstėsi, bėgo nuo mirties. Spektaklio pabaigoje kiekvienas jų pasakojo apie savo kančios kelią. Spektaklis buvo profesionalus ir gilus. Ypatingai tragiškai skambėjęs dėl aplinkos, kurioje buvo priversti vaidinti baltarusių aktoriai, gyvenantis Lietuvoje su humanitarinėmis vizomis. Jie buvo pakviesti, kai tai buvo madinga, ir dabar, kai tai jau nebe taip labai komelfo, kitaip sakant, naudinga, jie buvo pamesti. Nors buvo žadėta, jiems atsakė kelias scenas. Paskutinę minutę rezervaciją atšaukė ir Vilniaus Lenkų kultūros namai, paaiškinę, kad ne ta kalba spektaklyje girdima. Apie baltarusių aktorius ir jų kūrybą aš būtinai papasakosiu vėliau. Nuoširdžiai tikiu, kad mano klausytojų tarpe tikrai atsiras žmonių, kurie ras laiko apsilankyti jų spektakliuose. Ten jie išgirs apie prarastos tėvynės ilgesį ir kančią, kai gyveni bandito valdomoje šalyje. Juolab, kad jų spektakliai radus normalesnę salę, jau pasistengėm taip, jie jau rado kažkokią ir aš jiems padėsiu, jau bus subtitruojami ir lietuviškai. Ir vėl grįžtu į politikos lauką. Jau minėta Sacharovo premija 2020-aisiais gavo Baltarusijos demokratinės opozicijos moteris ir vyrai. Tuomet Europos parlamento salėje buvo pripažįstama, kad jų baltarusių pusėje yra kažkas, ko žiauri jėga niekada negali nugalėti. Tai yra tiesa. Tada buvo raginama, nepasiduokite savo kovoje ir žadama, mes esame šalia jūsų. Ar vykdytas tas pažadas? Bent jau šitiems mūsų pačių kviestiems žmonėms mūsų įsipareigojimas netapo kūnu. Yra dar viena maža detalė. Prisimenu daugybės iš Lietuvos karo pabaigoje pasitraukusių lietuvių pasakojimus apie gyvenimą perkelimo stovyklose Vokietijoje, įtampas, kurias patirdavo už Atlanto, baimę būti sugrąžintiems į sovietinį pragarą, o taip kartais būdavo, visą kančią, alkį ir tą pačią neviltį. Turiu priminti, jei mes ir toliau agresyviai žeminsime tuos, kurie nesutikdami su banditų režimais
o dažnai ir bėgdami nuo mirties, Lietuvoje neras vietos ir saugumo, jau mums patiems teks kartoti jų kelią po keleto ar 14 metų. Ir tada jau mums, kur nors Europos viduryje, sakys, grįžkite namo. Jūsų čia per daug, jūs svetimi, kalbate ne tą kalbą, o dar jinai ir skamba jiems panašiai kaip rusų. Kaip šauki, taip atsiliepia. O nugalėti Putino ir Lukašenkos režimus, kaip ir visus kitus blogio šaltinius, užversti galime tik visi kartu.